Mes turime nuostabius klausimus. Iš nuostabių studentų. Ir iš tikrųjų laukiu susitikimo su jumis. Taigi turime klausimą Sandros. Iš kur ji? Iš... Man atrodo, iš Briuselio. Aha, taip, iš Briuselio. Kaip suteikti malonumą kūrėjui pilnoje kontrolėje, būnant nuliu ir nieko negaunant dėl savęs, viską atiduodant. Sandra. Ar galim pažiūrėti į piešinį? Gerai, tai taipogi Sandra, tai bus labai įdomu. Jo, pridėkim Sandrą. Štai tu čia Sandra. Štai tu Sandra. Taigi, Sandra nori suteikti malonumą kūrėjui. Tai jūs tikrai suprasit, kai mes atskleisim kūrėją savo grupę, mes tapsim kaip vienas indas, kuris dirba su kūrėju, su šituo atidavimo savybę ir mes atskleisim tam tikrą jausmą, kuris vadinasi suteikti malonumą kūrėjui. Tada, kada šiuo atveju aš turiu pradėti naują piešinį, kada visas, atsiprašau, visas šitas ratas, gerai, kuriame mes turėjome Džoną ir, nežinau, tarkim, Sandra bus su Rose ir su Vesna ir nežinau su kuo dar, jeigu jie šneka visi viena kalba. Pavadinkime šį ratą grupę. Pavadinkime ją BB. Bnei Baruch arba EUEC. Bet tai svarbu, kad tai būtų grupė. Ir vieną dieną mes išeisime iš kongreso ir mes pradėsim matyti tikrovę, kuri yra už mūsų indo, visos likusios sielos. Išskyrus BB yra dar ne BB, arba kitaip galim pavadinti 99, atsiprašau, 99,999% žmonijos populiacijos, kurie yra iš tikrųjų didžiulis indas. Tai yra visa malchut, kurią reikia ištaisymo. Ir mes, kaip grupė, mums reikės atiduoti jiems, kurie ištaisymo šviesą. Ir mes matysime, kad kai mes apšviečiam taip pat ir šitą vietą, šitoj tikrovėj mes duosim malonę kūrėjai. Dėl to, kad kūrėjas nori būti atskleistas. Kaip ir kabalos mokslo apibrėžimas mums ir sako, kūrėjo atskleidimas kūriniams šiame pasaulyje. Borė, kūrėjas nori būti atskleistas čia. Jeigu mes darysim jo darbą, tai yra atskleidimą Borė jo kūriniams, taip mes užpildysim šitą bendrą indą, bendrą visų indo tuo reiškiniu, kuris vadinasi suteikti malonumą kūrėjui. Ir tai bus labai didelis malonumas mums.